Gal yra tekę susidurti su tokiom situacijom Facebook'e, Instagram'e ar socialiniuose tinkluose ar kažkur kitur viešai apie jus pasipylė daugybė melagienos, daugybė neteisingos informacijos ir, jūs tiesiog nežinote, ką daryti. O gal kaip tik jūs esate kitoj pusėj, kažkoks emocinis proveržis, netiko paslauga, produktas ar dar kažkas ir, pasileidote plaukus, parašėte arba rašote nuolat kažkokius tekstus ir jums kyla klausimas, ar jau teisinė prasme degate. Kitaip sakant, ar yra garbės ir orumo pažeidimas. Jeigu tai įmonė, mes kalbam apie dalykinę reputaciją, tai yra ar ne? Esu advokatė Julija Viktorija Flis, dirbu teisinėje sistemoje daugiau nei 15 metų ir bylos dėl garbės ir orumo iš tikrųjų yra tos bylos, kuriuose specializuojasi ir turiu pakankamai didelę patirtį. Per savo 15 metų patirtį turėjau įvairiausių bylų, pradedant nuo politinių bylų. Vienas iš mano klientų buvo meras, kuris rinkimų metu vis mėgdavo aštriau pasisakyti ir jo poziciją tekdavo apginti teisme. Taip pat viceministras, turėjęs konfliktą su vienu turtingiausių savo sektorėje žmonių. Taip pat tarybos narė. Esu ir apgynusi prokuratūros darbuotoją, kur prokurorė apkaltino neva tai, kad apie ją buvo pasakyta čiulpikė ir panašiai. Yra tekę dirbti ir su verslu, nes, iš tikrųjų yra buvę tokių situacijų, kad per valandą vien tik tais apie 300 ir daugiau postų pasipylė dėl to, kad influenceris pasakė, kad, ta įmonė yra sukčiai ir ten kažkas su jais yra labai negerai. Taigi, kaip matote, tikrai turiu ką papasakoti ir planuoju ateityje papasakoti apie tas bylas, apie eigą, galbūt apie kokias išvadas aš padariau, o šiandien noriu tiesiog trumpai sudėti keletą esminių taškų, kas yra susijęs su garbės ir orumo arba dalykinės reputacijos bylomis, nes tai yra išskirtinės bylos. Jose skiriasi įrodinėjimo dalykas, įrodinėjimo apimtis ir, tam tikri dalykai skiriasi nuo kitų bylų. Todėl labai svarbu yra žinoti, ar verta kreiptis į teismą, ar neverta kreiptis į teismą, ar galbūt yra kažkokios kitos gynybos priemonės, lygiai taip pat, jeigu jūs jau pasileidote plaukus, ar yra jums grėsmė. Kiekviena byla, ar tai būtų šeimos byla, ar tai baudžiamoji byla, ar pagaliau garbės ir orumo bylos, turi tam tikras sąlygas, kurias reikia įrodinėti teisme arba jas reikia paneigti teisme. Tai garbės ir orumo vienas iš būtinųjų sąlygų yra informacijos paskleidimas. Kaip ir girdite turbūt iš to pasakymo, informacijos paskleidimas tai reiškia ne šiaip kažko paskleidimas, o būtent informacijos. Informacija tai yra objektyvūs duomenys, kurie egzistuoja šitoje realybėje. Žinia kažkokia, ką tikrai galima patikrinti ir panašiai. Taip pat kitas yra svarbus aspektas, kad tai yra paskleidimas. Tai nebus, tarkime, garbės ir orumo pažeminimo, jeigu žmogus pats savo galvoje pagalvos, oi, koks tu ten nevykėlis, arba kas ten su tavimi yra negerai. Taip, kai mes jau informaciją perdedam kitam žmogui, kad ir vienam žmogui, ar dviem, ar trim, ar to labiau socialiniai tinklai, jau tai yra informacijos paskleidimas. Vienas trikas, kurį mes ilgai naudojam advokatai tokio pobūdžio bylose, mes mėgindam įrodyti, kad tai, kas yra paskleista, kad tai nėra informacija, tai yra žmogaus nuomonė. Labai dažnai tada būdavo rekomendacijos klientams rašyti galimai, turbūt, čia mano nuomonė ir panašiai. Ir iki tam tikro laikotarpio iš tikrųjų šita strategija pasiteisino. Tačiau atkreipiu dėmesį, kad šita strategija nebegalioja. Aukščiausias teismas, cituodamas ir Europos žmogaus teisių teismo praktiką, pasisakė, kad ir nuomonė turi būti etiška, korektiška ir jinai turi vis tiek būti pagrįsta objektyviais duomenimis. Tai nėra, kad taip pat sugalvojau ir viskas, čia mano nuomonė. Jinai vis tiek turi būti suformuota iš kažko, tą pagrindą taip pat tada įrodinėjame ir nurodome teisme ir svarbiausia, kad jinai turi būti etiška. Taip, kad dabar jau pasakyti, kad čia tik mano nuomonė, aš tik taip galvoju ir dėl to nėra garbės ir orumo pažeminimas, jau nebetinka. Teismas taip. Pagal šitą straipsnį garbės ir orumo gynimo gali ir pasakyti, kad tai nėra garbės ir orumo pažeminimas ta prasme, kad nebuvo paskleista informacija,
kad teismas gali pripažinti, kad nuomonė buvo neetiška ir atitinkamai, kad nuomonės paskleidimas taip pat galėjo padaryti turtinę ir neturtinę žalą. Kita svarbi sąlyga tokio pobūdžio bylose, tai yra mes susirungiam advokatai dėl to ir šalis taip pat teikia įrodymus, ar paskleista informacija atitinka tiesą ar ne. Šiuo atveju įrodinėti tai, kad atitinka tiesą paskleista informacija, tenka atsakovui. Tai yra tas, kuris jau turi šitoje byloje atsakyti už tai, kad jis ten kažką paskleidė. Pavyzdžiui, Jonas parašė viešai Facebook'e ir Instagram'e, kad jo kaimynas Petras yra vagis. Na ir tas kaimynas Petras kreipėsi į teismą dėl garbės ir orumo pažeminimo ir tuomet Jonas turi įrodinėti šitoje byloje, kad Petras iš tikrųjų yra vagis. Jeigu įrodo, kad Petras yra vagis ir jeigu yra dar ir kitos sąlygos, vadinasi, jis tą bylą laimi. Jeigu neįrodo, tikėtina, kad jis tą bylą pralaimės. Trečia privaloma sąlyga tokio pobūdžio bylose yra tai, kad ar ta paskleista informacija žemina garbę ir orumą. Čia iš tikrųjų nėra jau tokių konkrečių taisyklių, tačiau bendra taisyklė yra tokia, iš to bendro protingumo principo, tarkim, sukčius, vagis, parazitas, aš jau čia kalbu iš savo pačios patirties, ar kažkokie kiti žodžiai, kurie ne tik netitinka tiesos, bet iš tikrųjų objektyviai žiūrint žemintų žmogaus garbę ir orumą. Tarkime, jeigu kažkas pasakytų, man ten jo šukuosena nelabai graži. Kaip jūs galvojate, ar šiuo atveju būtų garbės ir orumo pažeminimas ar ne? Dar viena sąlyga, kurią jau turi įrodyti ieškovas, tai mano nurodytų pavyzdžių čia būtų tas Petras, jis būtent turėtų įrodyti teisme, kad ta informacija buvo apie jį. Nes iš tikrųjų kartais būna paskleidžiama informacija, kur nenurodomas aiškiai žmogus, ar ten įmonė aiškiai nenurodoma. Apibendrintai būna parašyta tekstas, kad ten anas kaimynas, bet nenurodytas koks, mano rajone gyvena toks žmogus ir jis ten kažką ar dar kažkaip. Tai šiuo atveju iš tikrųjų būtent ieškovas turi įrodyti, kad ta informacija buvo paskleista apie jį. Vienas iš svarbių argumentų tokio pobūdžio bylose kartais būna asmens viešumas. Tai yra, ar asmuo yra viešas ar neviešas. Ir aukščiausias teismas labai detaliai yra pasisakęs dėl asmens viešumo, kas tai yra viešas asmuo ir taip pat jo gynybos ribų Tapino byloje. Toje byloje aukščiausias teismas taip pat labai išsamei pacitavo ir nurodė Europos žmogaus teisių teismo išaiškinimus, tačiau apie asmens viešumą ir įtaką tokiom bylom, tai yra bylom dėl garbės ir orumo, aš papasakosiu kada nors vėliau. Pabaigai papasakosiu apie vieną iš bylų, būtent garbės ir orumo bylų. Mano klientas gavo ieškinį ir tame ieškinyje, kaip ir tradiciškai, buvo prašoma paneigti tam tikrus faktus nurodytus mano kliento, taip pat atsiprašyti turtinė, neturtinė žala. Ir bylos aplinkybės tokios, kad mano klientas išsiuntė nacionaliniai mokėjimo agentūrai, ministrui, dar kitiem asmenim elektroninius laiškus, kuriuose buvo nurodoma ar įvardinamas tas jau ieškovas kaip sukčius, ir toliau taip pat kvestionuojami jo atlikti projektai, veiksmai ir panašiai. Taigi šitoje byloje vienas iš pagrindinių tokių ašių, apie ką vyko ginčas, tai ar mano klientas galėjo susiformuoti tokią nuomonę, kad tas asmuo yra sukčius, ar ne. Rodytoje civilinėje byloje mes pateikėme daug įrodymų, kad mano klientas tikrai turėjo pagrindą susiformuoti nuomonei, kad tas asmuo yra nesąžiningas, kitaip sakant, kad galimai jis yra sukčius. Aišku, man labai pasisekė, kad mano klientas buvo viceministras, tikrai turėjo daug surinkęs medžiagos apie tą žmogų, tiek jų privatų santykiai, tiek to asmens veikla, tiek profesinė, tiek visokia kitokia veikla. Ir kaip jau turbūt supratote, mums šita byla iš tikrųjų pasisekė. Tačiau tikrai
šitos bylos pavyzdžiu nerekomenduoju ir nesiūlau vadinti kitus asmenis viešai sukčiais, vagimis ar ten dar kažkokiais tokiais pavadinimais, nes tikrai tai yra labai didelė rizika. Labai didelė rizika, kad tas jūsų tekstas, jeigu jis yra išviešintas, ne jūsų galvoje, kad jūs ten galvojate, kad tas anas yra ten sukčius ir aš galbūt su juo nesudarysiu sandorio, nepirksiu automobilio ar namo ar kažko neparduosiu, bet jeigu tai išviešinate, tai iš tikrųjų yra labai didelė rizika, kad gali būti pripažinta, jog tai toks tekstas pažeidė asmens garbę ir orumą. Todėl mano pagrindinė rekomendacija yra tikrai pagalvoti, ką sakote viešoje erdvėje, kokius tekstus naudojate. Ar jie nebus žeminantis kito asmens garbę ir orumą. Labai esu dėkinga, kad žiūrite mano įrašus, kviečiu žiūrėti juos toliau. Jeigu jums kilo kažkokių papildomų klausimų, kviečiu kreiptis į mane advokatę Juliją Viktoriją Flis arba įsigyti įrašus internetinėme puslapyje nesiparinkit.lt.